Šiais metais mokyklos vadovo apdovanojimas atiteko Prienų Ąžuolo pagrindinės mokyklos direktorė Irenai Tarasevičienei. Nusprendėme pasidomėti, kaip jie vertina šį apdovanojimą ir kaip laikosi Ąžuolo mokykla. Šiais metais esate išrinkta gauti apdovanojimą kaip metų mokyklos vadovas. Tai sakykit, kaip vertinate jūs šį nuopelną? Labą dieną. Aišku, šitas paskirimas, šita premija, šitas įvertinimas labai malonus kaip žmogui, bet aš pirmiausia laikau jį nuopelnu visos mokyklos. Net ir pasisakydama tame šventinėme renginyje akcentavau, kad tai yra visos mokyklos laimėjimas, kuo aš labai džiaugiuosi, nes esu įsitikinusi, kad vadovas vienas be komandos, be palaikymo tikrai negali nieko, nors jis ir būtų pats aktyviausias, pats gabiausias ir daugiausiai dirbantis. Tai man labai džiaugu, kad komanda manim patikėjo, jau aš esu 5 metai direktorė šios mokyklos, tai labai jaučiu, kad žmonės palaiko mano mintis, mano iniciatyvas, mano pasiūlymus, prisideda ir mes kartu dar nedirbdami tikrai pasiekėme gerų rezultatų mokykloje. Ar pirmą kartą taip esate įvertinta? Na, čia taip jau atsitiko, kad padėką mero esu gavusi ir praėjusiais mokslo metais, bet praėjusiais mokslo metais nebuvo skiriama premija vadovams, čia, kaip suprantu, dėl sunkmečio. Tai šiemet man buvo labai netikėta, kad antri metai iš eilės aš buvau pasiūlyta ir taip atsitiko, kad buvau rimčiausias kandidatas tai premijai. Tai taip jau atsitiko, kad jau antri metai, praėjusiais metais mero padėka, o šiemet ir padėka, ir ši premija paskirta. Kaip sureagavo mokytojų kolektyvas jums gavus šį įvertinimą? Na, labai man malonu, kad mokytojų kolektyvas sureagavo labai taip natūraliai, džiugiai ir visi tiesiog pritarė man, kad tai ne tik mano, bet visos mokyklos laimėjimas ir pasiekimas. Ir jis labai laiku, kadangi dabar yra sprendžiamas mūsų mokyklos ateities klausimas. Tai tiesiog aš padėkodama jiems už palaikymą mano minčių ir idėjų supratimą ir prisidėjimą prie jų įvykdymo, tiesiog padėkodama paprašiau, kad mes ateityje būtume tokie susitelkę ir nesiblaškytumėm, tiesiog tikėtumėm, kad mokyklos ateitis bus gera ir darni ir sutelktai dirbtume vardan mūsų vaikų sėkmės. Jūsų manymu, pagal ką atrenkami tokie laimėtojai? Na, aš manyčiau, kad aišku, yra peržvelgiama visa mokyklos veikla, pasižiūrima, kiek jie sėkminga, kiek darbai yra planuoti ir jie vykdomi tie planai, ir mokinių sėkmė, pažanga. Ir aišku, iniciatyvos, projektinė veikla, daug ten yra, bet čia yra komisija, ji, ko gero, tos kriterijus turi išdiskutavusi ir pagal juos atrenka. Direktorė, sakėte, esate jau 5 metus. Ką naujo įvedėte į šią mokyklą? Na, tiesiog, gal kažkaip aš niekada nesusimąsčiau, kiek čia nuo mano atėjimo buvo, bet teko ne kartą duoti interviu ir rašyti straipsnius, pasidžiaugti. Labiausiai džiaugiuosi, ko gero, mūsų informacinių technologijų panaudojimo mokyklos procese. Ypatingai mūsų pasiekimu laikau elektroninio dienyno įvedimą. Šie mokslo metai jau yra antrieji, pernai mes išbandėme ir sėkmingai įgyvendinome nuo naujų metų. Ir labai džiaugiuosi, kad ir mokytojai iš pradžių lyg ir abejonės buvo, kad mokytojams bus papildomo darbo, kad jie nenoriai įsijungs į tuos mokymusis, nes tai buvo nauja visiems. Bet labai džiaugu, kad šiais metais pasižiūrėdama, kaip sekasi pildyti, matau, kad 3 dienų laikotarpyje visi 100% mokytojai užpildo, kas priklauso mokiniams ir jų tėveliams ir įvertinimus, ir lankomumą, ir namų darbų skyrimą. Tai labai gerai tai užtikrina operatyvų informacijos perteikimą ir mokiniams ir jų tėveliams. Tai didelis pasiekimas mokyklos yra. Ko dar galima džiaugtis jūsų mokykloje be elektroninių dienų? Na, mes, kadangi esame aktyvūs įvairių projektų dalyviai, tai gauname daug įrangos. Mes esame įrengę daug mokytojams darbo vietų su kompiuterinė įranga. Taip pat atnaujinta ir baldai mokytojų kambaryje, atnaujinti baldai informaciniam centre. Ir dar, kadangi šie projektai nesibaigia, tai dar mes ir sulaukėme naujų baldų ir dar gausime ir kompiuterių visą komplektą. Tikimės, kad gausime, nes truputėlį jau turėjom gauti, bet ten atsitiko su viešaisiais pirkimais trikdžių tam projekte, tai truputėlį mūsų žada kitais metais, o baldus spalio mėnesį žadėjau. Tai tikimės, kad dar iki šio mėnesio pabaigos dar gausime baldų papildomų. Kokių trūkumų mokykloje yra? Na, trūkumai, tai aš manyčiau, kokie trūkumai, tai pirmiausia, jie yra gal ta prasme, kad ir mokinių mažėjimas kasmetinis mus veikia, kaip ir visas mokyklas veikia.
ir mes labai dar norime, pageidaujame, laukiame vidinės mokyklos renovacijos, vidaus, nes kadangi renovacija jau įvykdyta iš išorės, labai tą pajautėm, pasidžiaugėm, tikrai gyvename daug šilčiau, palyginus, kaip buvo anksčiau, ir gražesnė ta mokykla tapo patrauklesnė, mes prie išorinės renovacijos taip pat įgijome salę atnaujintą, čia džiaugiuosi, kad ir aš savo iniciatyvas panaudojau, jau prašiau ne kartą ir rašėm raštus, kreipėmės, savivaldybė skyrė papildomų pinigėlių ir mes turim patrauklę, gražią, jau atnaujintą sporto salę. Va, o vidinės renovacijos labai reikia, mūsų grindų danga prasta, mūsų baldai mokykliniai pasenę. Va, tai jeigu ta renovacija mus paliestų kuo greičiau, tai ta prasme mes tikrai būtum pasiruošę visapusiškai ir gražiai vykdyti savo misiją, pamokų organizavimą. Paminėjote mažėjantį mokinių skaičių. Kiek šiuo metu Ąžuolo mokykloje mokosi mokinių? Šiais metais turime 436, mažiau negu pernai, mažiau daug negu užpernai, kas metas pamažėjimas yra pas mus. Kiek turite 10 ir 9? Va, su 10-9 klasėm pas mus jau yra taip, kad manyčiau, kad jau gal ir paskutiniai metai, kai mes formuojame 9 klasę, nes turime tik 15 devintokų ir tik 15 dešimtokų. Tai klasės, kurios yra negausius ir neša mokyklai minusą finansinė prasme. Ir kadangi švietimo įstatyme yra nuostata įtvirtinta dėl tipo progimnazijos, mes manome, kad mes ko gero greitų laiku būsime progimnaziją. Su 1-8 arba 5-8 klasėm dar šita vieta neaiški, kokia ta progimnazija, nes čia yra savivaldybės gal kompetencijoje spręsti. Taip kokių problemų jums kyla dirbant tokį vadovaujamąjį darbą su būtent mokytojais? Nu, matot, problemų nebūna, darbas vien tik tai malonus. Aišku, tų problemų kyla vienokių, kitokių. Mokykloje darbas nėra lengvas, nes ir mokinių įvairūs kontingentas ir kadangi šeimos situacija Lietuvoje nėra paprasta, lengva, tai ir tos problemos iš šeimos ateina į mokyklą. O mums, mokytojams, klasių auklėtojams, administracijai reikia jas suprasti, pažinti ir ieškoti pagalbos būdų. Tai sėdam tiesiog ir administracija, ir pagalbos specialistai, aptariam, diskutuojam, moko mokytojas, kad reikia kuo greičiau ir kuo giliau pažinti vaikus, žinoti jų problemas ir ieškoti optimalių tų sprendimo variantų, kad tų bėdų būtų mažiau. Esate ne tik direktoriai, bet dar ir matematikos mokytoja. Palyginkite šios du darbus. Na, matematikos mokytoja jau buvau kiek metų atgal. Tikra mokytoja, būdant vadovu, gal mokytojas negali pilnai mokytojo funkcijų atlikti, bet stengiuosi ir šito veiklos baro neužleisti. Tiesiog labai dėmesingai ruošiuosi pamokom, nes nemanau, kad nesiruošus gali eiti vadovas į pamokas, visada pasiruošiu. Stengiuosi mokytis parengti olimpiadoms ir tas man kaip visada sekėsi ir mokytoja būnant, sekasi ir dabar. Pernai turėjau parengus net 3 olimpiados prizininkės, tai tuo džiaugiuosi. Šiemet taip pat turiu vieną klasę gabių mokinių irgi iš pirmų pamokų, nes tokį planą turime parengti mokinius olimpiadoms, tai tikiuosi, kad pavyks. Ateities planai? Na, matot, dėl ateities planų, aišku, norisi, kad ta mokykla gyvuotų, kad tos problemos, kurios yra globalios visai Lietuvai, mokinių trūkumas, lėšų stygius, netrukdytų tam žengimui į priekį. Tikimės, kad savivaldybės politikai ir komisija, kurie atsakinga už šitos optimizavimo plano parengimą, mums tas sprendimas bus palankus ir mes turėsim galimybę savo išreikšti pačius didžiausius, sakykime, privalumus. Mes turim stiprią bazę, dabar kompiuterinę bazę turim, mes turim visus pagalbos specialistus, jie irgi taip pat, jų kabinetai modernizuojami pagal projektą. Turim jau atnaujintą sporto salę, didelė mūsų aktų salė. Nu, tikimės, kad atsižvelgdami į tai, politikai ir ta komisija, kuri tikrai jau pradėjusi darbą dėl optimizavimo mokyklų tinklo, mums patikės funkcijas, kurios optimaliai galėtų pagal šitą situaciją būti įspręstos. Tai tiesiog tokie planai, kad sulaukus mūsų tos išvados apie mūsų mokyklos, vėl susiplanuoti, įsikelti tikslus ir darniai, kaip ir iki šiol, darniai siekti jų realizavimo.